Na ką, šiuo metu turiu čia GLE pas save, kuriame nėra CarPlay funkcijos ir magnetola yra šiek tiek per sena. Tai dabar yra bootloader režimas magnetolas ir yra atnaujinama versija magnetolas, kad galima būtų pasijungti CarPlay ir jį aktyvuoti. Tai užtruksim šiek tiek laiko ir turėtų viskas pavykti. Na ką, turim jau suprogramuotą magnetolą, jau turime Apple CarPlay, Android Auto pasirinkimus ir viskas, automobilis jau yra paruoštas šitiem dalykam. Belieka tik tai pasijungti telefoną, dėja per laidą. Yra galimybių su adapteriais pasidaryti ir bevėlį šitą variantą, bet kol kas realiai bus naudojamas tik tais laidas. O jeigu jūs nesate įsitikinę, ar jūsų magnetola palaiko CarPlay, tai yra ties antru USB lizdu, telefono toksai logotipas. Jeigu jo nėra, reiškia magnetola CarPlay nepalaiko arba netinka tas USB lizdas. Tai CarPlay palaiko MTG 5.1, tokia kaip čionais, ir naujesnės magnetolos. Deja, tokiem modeliam kaip 222 S klasė iki facelifto originaliai negalima padaryti magnetolai CarPlay ir Android Auto, bet su priedėliais viskas padarom. Tai turiu, jeigu ką, ir priedėlių, galite kreiptis ir rasim jum geriausių sprendimų. 204 atkeliavo iš vieno serviso, kur pasakė, kad nesiprogramuoja galiniai reduktoriaus perdavimai ir liepia vežti kitą reduktorių. Reduktorius buvo pakeistas iš kito automobilio, klientas galvoja, kad reduktorius čia tinka. Originaliai turėjo stovėti 307 reduktorius, bet realiai įdėjo 2.82. Tai perdavimą perrašėm, viskas, automobilis važiuoja, pavarų dėžė nebe avariniam režime. Taip, šiandien rytą pradedam nuo 2, tiksliau 3 E-klasių. Tai šitam, kuris yra užvestas dabar, reikės atnaujinti navigaciją ir pasižiūrėti, kodėl užgesinus automobilį dingsta Harman Kardono nustatymai. Tai ką, 204 C-klasė ir buvo pakeistas ABS blokas. Žinoma problema su šitom senom pirmos kartos iki faceliftiniam 204 C klasėm. Tai buvo pakeistas ABS blokas, kaip matom, klaidų nemeta ir automobilį galima pasimti. Turim 212 iš Anglijos atkeliavo ir reikės atnaujinti žemėlapis. Tai matom, yra 23 metų žemėlapiai vietai 216, tai pabandysim juos atsinaujinti. Taigi, turim 204 C klasę ir jai buvo problemėlė su priekinė saugiklinė. Saugiklinę pakeičiau ir pakeitus pagal kodą kėbulo, kuris čionais kaip ir tiktų, automobilis vis tiek nesivedė. Sukodavau, perprogramavau ir vis tiek nesivedė. Tai teko šiek tiek pasižiūrėti laidynų schemas. Radau, kad šitam automobilė nebuvo vieno laido, tai laidą pravedžiau, kur priklauso ir automobilis užsikūrė. Nu ką, kol darbavau su kitom mašinom, jau žemėlapio update'as praėjo. Tai pasižiūrim, persikrauna magnetolą. Magnetolą persikrauna ir bandom jungti navigaciją. Navigacija aktyvuojasi ir viskas. Jau matom, yra žemėlapiai. Pasižiūrim į nustatymus, žemėlapio versiją. Ir kaip matom, 23 metų 18 versija Europa. Paskutiniai štrichai su 204
Buvo dar klaidelė dėl lietaus sensoriaus, ją pašalinam. Ir dabar pasižiūrėsim dar diagnostiką, pasidarysim gyvus parametrus ir reikės dar nunulinti servisą. Ir viskas, automobilis bus paruoštas keliauti toliau. 213 su standartinė dyzelių problema. AdBlue sistema, tai turim variklio kompą. Jį jau esu perprogramavęs, montuoju atgal ir reikės dar atjungti AdBlue bloką. 212 ir jam darysim skydelę update'ą. Sakykim, čia yra nespalvotas, tai dėsim nuo facelifto spalvotą skydelį ir jį reikės pririšti, taip pat padaryti pavarų dėžės adaptaciją bei bendrą diagnostiką. Taip pat neveikia pečiukas, irgi pasižiūrėsim, ar galim kažką dėl to tai padaryti šiandien. Reikės irgi suprogramuoti atminties funkciją, kad nereikėtų laikyti mygtukų, kad sėdynė važinėtų. Tai tarkim, jeigu paspaudžiam 1, 2 arba 3 tarp padėčių, kad nereikėtų mygtuko laikyti ir sėdynė pati suvažiuotų ir vairas suvažiuotų, kaip buvo nustatyta. Tai vat, tokie darbeliai nusimato, tai pradedam. 6.5 hours later. Na ką, jau baigiau darbus praktiškai su šitą klasę. Jau turim spalvotą skydelį, suprogramuotas AMG skydelis. Viskas elementaru, čia nieko tikrai ypatingo. Taip pat sutvarkytas klima, nepūtė vėjelis visiškai. Buvo ten ir su laidais reikalų, ir priekinio samo gedimas, na žodžiu. Šiek tiek perdariau, kad nereikėtų samo keisti, tai toksai, sakykime, ne pats geriausias variantas, bet tikrai dabar veiks ir turėtų ilgam veikti. Buvo bandytas pastatyti Androidas, bet atvežtas Androidas kliento nebuvo funkcionalus iki galo, tai neveikė šitas ratukas. Tai nuspręsta Androidą tiesiog siųsti atgal, sudėta atgal magnetolą ir jinai pilnai sueuropinta. Kadangi automobilis yra iš Amerikos, sakykime, tai reikėjo šiek tiek pažaisti. Dar vienas dalykas, kas padaryta, tai atmintis sėdynių. Nebereikia laikyti mygtuko, kad, tarkim, iš 1 į 2 poziciją paspaudžiam 2 ir sėdynė pati važiuoja kiek reikia. Vėl norim grįžti. Vėl grįžtam į 1 poziciją ir viskas. Tai toksai patogus dalykas, irgi įmanoma daugumai modelių padaryti. Tai vat, dar pasižiūrėsiu šiek tiek su kompu, porą dalykų reikia padaryti ir bus tiek. Ką, meška gauda? Gauda meška. Taip, 218 CLS ir problemėlė yra, kad kažkas bandė šiek tiek pažeminti automobilį, bet numušė važiuoklės kalibracijas. Tai automobilis dabar yra sukrytęs, plus yra įdėtas nuo šiam-3 spidometras, reikės jį pririšti. Taip pat yra klaidelių su airbagais, irgi reikės išspręsti. Ir bendrą diagnostiką pasidarysim. Tai bandom daryti. Tai vat, matom, tokioj situacijai yra važiuoklė. Fiziškai yra taip. Sukrytęs automobilis, na taip neturėtų būti. Na va, aukštas sukalibruotas. Tai yra žemiausia padėtis, ką leidžia Mersas iš savo programos padaryti. Tai dabar pereisim prie spidometro pririšimo. Na ką, grįžtam prie skydelio. Tai, kaip matom, yra 0 km ir brūkšniukai. Tai reiškia, kad spidometras yra nepririštas. Taip pat dar turiu pastebėjimą, kad labai daug klausimų, iš tikrųjų, ypač vasarą, sulaukiu, kodėl va šita temperatūra tokia. Tai labai paprastas dalykas. Temperatūros daviklis stovi priekinėme bamperyje ar jo grotelėse. Ir tiesiog stovint vietoje, birbinant variklį, prikaista tas daviklis ir todėl jis rodo tokias reikšmes. Važiuojant, ta temperatūra pradeda kristi ir rodo jau
sutinkama oro temperatūra. Tai vat, labai paprastas toksai paaiškinimas. Na ir dabar reikės pririšti patį skydelį, kad rodytų kilometražą. Šiuo metu skydelio informacija skaitosi kompiuterio pagalba ir ją reikės šiek tiek modifikuoti, kad galima būtų pririšti prie automobilio. Na ką, skydelio informacija jau yra pamodifikuota. Spaudžiam pririšti ir atsirado automobilio rida. Skydelis yra pririštas. Jį perkraunam. Kaip matom, yra keletą klaidų, tai reikės dar airbagų modulį šiek tiek paprogramuoti ir reikės pasižiūrėti su skydeliu. Kadangi čia yra nuo 63 tikro CLS skydelis, tai jisai prašo kai kurių duomenų iš variklio kompo, kurių jisai negauna. Tai tiesiog reikės šiek tiek irgi pamodifikuoti skydelio koduotės. Na ir dar vienas dalykas, ką reikės padaryti, tai suvienodinti spalvas. Kaip matom, dabar yra papyrus spalvos, o čionais yra silver spalvų schema. Tai padarysim update magnetolai. Gražiau atrodys, šiek tiek greičiau veiks. Taip, šitam R klasės variantai buvo atstatyti žibintai, kad veiktų ne dienos šviesos, o numerio apšvietimo. Taip pat buvo sutvarkyti galiniai žibintai, kad degtų, bei priekinis gabaritas. V klasė. Tai yra problemėlė su magnetola, kad ji būna persikrauna, plus problemėlė yra su softu, išmeta vidinę softo klaidą. Tai atnaujinsim dabar programą komandui ir pasižiūrėsim, turėtų viskas susitvarkyti, nes softas yra 15 metų, dabar rašysim 19 metų update ir turėtų visus šitos reikalus sutvarkyti. Tai ką, naujinasi softas magnetolai 218, tuo tarpu naujinasi softas irgi magnetolai V klasiai, o aš galiu eiti dabar pailsėti šiek tiek, kokią gerą pusvalandį turbūt, ir grįšim toliau prie darbų po to. Taip, su V klasė važiuoju, jau yra atnaujinta magnetola, kaip matom, ženklus jau atpažįsta, magnetola veikia, viskas ok. Vienintelis niuansas dabar dar reikia sutvarkyti, kad veiktų kameros 360, kadangi sustojus, jungus atbulinį bėgį, juodą ekraną rodo. Tai bandysim aiškintis, kame čia problemos. Taip, šiandien šiek tiek anksčiau rytą teko pradėti. Vakar dirbom su viena E klasė, su kolega, keitėm pavarų dėžės plokštę. Tai dabar pajungiu atgal šeškutę jos. Problemėlė buvo taip, kad pavarų dėžės plokštė bloga. Sudėjom kitą, pravažiavau gal 5 km ir automobilis nustojo važiuoti. Visgi grįžęs namo, dar kartą nusiskaičiau seną plokštę ir radau vieną niuansą, kad vožtuvų blokas nesutampa pagal kėbulo numerį. Tai dabar tiesiog perpučiau programą, tiesiai prisijungęs prie dėžės ir bandysim leisti mašiną ir važiuosim. Nu ką, panašu, kad važiuojam. Bandysim daryti adaptaciją pavarų dėžės. Dabar reikės sušildyti šiek tiek pavarų dėžę, kad galėtų prasidėti procesas. Tam reikia, kad bent jau 50 laipsnių būtų pavarų dėžiai. Ir žiūrėsim, kaip mums sekasi. Taip, turiu čia tėčio E klasę. Atvažiavo pas mane į svečius ir bevažiuojant nusprogo generatorius. Tai daviau savo C klasę, išvažiavo namo ir turim vat naują generatorių ir važiuojam montuoti. Taip, turim E klasę iš Amerikos ir reikės jai sueuropinti galinius žibintus. Tai kaip matom, mirksi žibintai raudonai, posūkiai turėtų geltonai mirksėti. Tai tą ir perdarysim. Nu, pastovėjo mašina 10 minučių ir ragas akumui. Jungiam boosterį, bandysim kurti.
Na vat, turim jau posūkius degančius taip, kaip turėtų degti. Tai dar pasitikrinam visus žibintus, ar tvarkingai dega gale ir varysim į lauką automobilį. Taip, dar vienas dalykas, tai sueuropinsim iš Fahrenheitų į Celsius, kad pilnai būtų europinis variantas. Ir kaip matom, čia nedega markeris, čia markeris dega. Oranžinis. Tai įjungsim, kad abiejose pusėse degtų. Nu ką, ir nuėmėm krešą, tai viskas. Radaras susikalibravęs, krešas nuimtas, praktiškai beveik baiginėjom darbus. Matom, čia vat yra išsaugota klaida krešo, tai ją tik tai ištrinam ir viskas bus gerai. Taip, turime 212, kuriame yra tokia situacija. Yra padarytas AMG meniu, kaip matom. Štai yra AMG meniu. Bet esu susidūręs, kaip ir šitoj vietoj, kad kartais suprogramuoja šitą AMG meniu meistrai ir nepadaro vieno dalyko. Tai įjungus šviesas, matome dega gabaritų indikacija, bet nedega artimų šviesų indikacija. Taip pat įjungus rūko žibintus, matom užsidega tolimų šviesų indikacija. Tai nėra normalu, visą šitą dalyką sutvarkysim ir viskas turėtų būti tvarkoje. Na ką, grįžtam prie skydelių, tai galim pasižiūrėti progresą. Matom, jau dega tinkamos indikacijos. Įjungus tolimas šviesas dega tolimų šviesų asistento, tolimų šviesų indikacija ir įjungus rūko žibintus dega rūko žibintų indikacija. Tai tokie vat reikalai, pas mus viskas sutvarkyta ir galima toliau džiaugtis automobiliu. Tai viskas, AMG pabaigtas, sueuropinta, viskas tvarkoj ir praktiškai gali netgi važiuoti į ekspertizę. CL-as atkeliavo ant traliuką, nukeldinėjom dabar. Taip, šioks toks atnaujinimas su CL-u, tai jisai jau užsikūrė ir važiuoja. Buvo problema su ISM bloku, jį pakeitėm. Kaip matom, yra sukaitęs priekinis dešinis kampas, tai su ABC važiuoklė yra problemos ir yra bėdų su ABS bloku. Tai standartinės bėdos 216 ir 221 kėbului. Reikės keisti bloką, plus reikės žiūrėti su vožtuvais ABC sistemos, kažkas tai yra greičiausiai kažkur užsikimšę, nes net neduoda pakelti to kampo. Tai tokie dalykai, čia jau mechaniko toliau klausimas, mano darbas buvo padaryti, kad ta mašina važiuotų. O problemėlė buvo su šituo Siemens ISM bloku, jį pakeičiau į naujesnį, 13 metų jau kontinentalį. Pririšau ir viskas dabar tvarkoja, automobilis važiuoja. Na ką, nepraėjo nei pusę metų, hibridas jau sava eiga išvažiavo į kiemą. Dar yra daug reikalų iš tikrųjų su juo, bet bent jau atsilaisvinau dabar keltuvą. Hibridas gali važiuoti pats, jeigu reikės, užvažiuosiu vėl ant keltuvo ir nereikės jo stumdyti. Tai džiugios naujienos, kol kas situacija tokia. 204. Atvažiavo su traliuku, standartinė bėda, tai vairo užrakto gedimas. Jau per 2 dienas trečias automobilis su šita bėda. Tai dabar dėsim emuliatorių ir dar reikės keletą darbų jai padaryti. Tai visgi siurprizas. Jau stovėjo vairo užrakto emuliatorius, bet jisai nėra labai kokybiškas. Tai jį pakeisim į tinkamą, nes kiek teko susidurti su jais, šitie neveikia normaliai. Tai turėkite omeny, jeigu ką,
turiu pas save tinkamų ir juos galiu pririšti ir sumontuoti. Tai ką, jau turim sutvarkytą vairo užraktą, pastatytas emuliatorius ne pats pigiausias tikrai ir viskas dabar su juo bus tvarkoj. Sekantis dalykas, tai reikės atnaujinti skydeliui softą, tai naujesnės spalvas, tiek skydeliui, tiek magnetolai. Reikės dar perčipuoti automobilį, padaryti normaliai programą, kadangi automobilis buvo nuvarytas į vieną vietą, neminėsiu vardais pavardėm, bet daug kas žino tą vietą, tai daro po 50 eurų, sakykime, programas, failus perka pas rusus arba baltarusius ir tiesiog net netikrinė automobilio, tiesiog surašo ir paleidžia klientą. Tai reikės išsiaiškinti, kas čia blogai. Greičiausiai tiesiog atstatinėsim į originalią programą ir reikės surašyti normalų stage'ą, kadangi ir klaidų pamėta, tai pasižiūrėsim, kame čia dar problemos. Pažiūrėsiu, dar kolega turėtų pakeisti pavarų dėžiai automatinį skystį ATF-ą. Pilnas aptarnavimas, padarysim adaptaciją dėžės ir turėtų automobilis jau toliau keliauti į ilgą kelionę. Šiandien automobilis atvažiavo su traliuku, kadangi buvo problemėlė su vairo užraktu. Dar kartą paminėsiu, tai toksai užraktas, tiksliau kaip emuliatorius pastatytas, tai siūlyčiau nepirkti tokių, su jais būna tikrai daug problemų, kadangi jie yra universalūs ir kiek pamenu net neprogramuojami, tiesiog pajungi ir atseit veikia, bet realiai situacija nekokia su jais. Tai pastačiau normalų, dabar viskas veiks. Jau yra pasijungęs kompiuteris prie automobilio ir darysim softą atnaujinimą. Prasideda procesas ir pradėsim rašyti naują softą. Turim jau magnetolo softą atnaujintą, atsinaujina spalvas ir liko atnaujinti dar skydelio softą. Taip, turim CLS 218, jam yra problemėlė su freono slėgio davikliu, tai dėl jo šokinėja ventiliatoriaus sūkiai, tiesiog užvedus automobilį. Tai dabar ką darysim, prisijungsim freono aparatą, nusisirpsim ir reikės pakeisti freono daviklį. Tai ką, nusiurbiam jau freoną, tai freono tik tai 73 gramai ir 2 gramai tepaliuko nusisiurbia. Tai viskas ok, reiškės trūko, padarysim realiai vakuumo testą vėliau, bet prieš tai pakeisim slėgio daviklį ir turėtų viskas išsispręsti. Išsuktas jau senas daviklis ir dabar suksiu naują. Užpildom sistemą ir žiūrim, ar padėjo šitie burtai. Tai ką, rytas prasideda nuo GLK ir automobilis turi problemėlę su AdBlue sistema. Tai klientas atkeliavo iš Biržų, atvežė paskanauti šiek tiek konditerijos gaminių. Visada smagu, kai atvažiuoja su kažkokiom tai dovanom, lauktuvėm. Tai pasistengsim greičiau viską padaryti ir galbūt dar kažką tai irgi papildomai klientui padarysim, suprogramuosim automobilį, kad būtų smagiau. Tai lekiu į garažą ir darysim šitą problemą, kad jos nebebūtų. Tai ką, su AdBlue išsiaiškinam, klaidų nebėra. Dar prašė išjungti start-stopą, tai padarysim tiesiog atminti jam, kad jeigu išjungtas, visą laiką išjungtas po užvedimo, jeigu įjungtas, tai visą laiką įjungtas po užvedimo.
Taip pat reikės sužiūrėti žibintus. Darė kažkas tai jau, kad degtų šitam automobiliui prieki gabaritai kartu su dienos šviesos žibintais. Bet padarė taip, kad dega tuo metu ir galiniai žibintai gabaritų. Tai reikės perdaryti šitą dalyką. Ir tiek. Na va, žibintai sutvarkyti. Prieki dega gabaritai su dienos šviesom. O gale gabaritai nedega. Nu ir standartiškai, kas darosi daugiau darbų, tai vat duodam kvapuką dovanų į automobilį. GLK 220. Jam buvo padarytas dabar stage'as pirmas ir reikia padaryti dar pavarų dėžės adaptaciją. Tai automobiliui kaip tik šildau dabar pavarų dėžę, nes reikia bent jau 60 laipsnių, kad pradėti visą procesą. Ir tuo pačiu nulėksim iki molėtų plento šroto keletą detalyčių. Tai lėkiu, praktiškai 2 darbai vienu šūviu bus nušauti. Tai ką, grįžom su GLK, jau pavarų dėžės adaptacija padaryta. Stage'as pirmas padarytas, diagnostika. Tai ką, būna ir taip. Turiu CLS 218. Užsakiau kitą saugiklinę iš šroto ir supakavau, siunčiu atgal. Sudėjus saugiklinę kitą, suprogramavus, neveikia priekinės dešinės durys. Sakyčiau, gal su programavimu kažkas būtų buvę blogai, bet na dėja ne, nes kadangi saugiklinės visiškai identiškas kaip ir stovėjo čionais, tai tik tai koduotės permečiau, copy-paste, kaip sakoma, ir yra defektas reiškias. Tai siunčiu atgal ir žiūrėsim, ieškosim kitos.